Šiaip visai tokia istorija yra išskirtinė būtent su šituo vystytoju, su Paulium, nes kažkada tai gavau telefono skambutį, kad turim tokį objektą, norėtume išvystyti. Tai yra keistas žanras, galbūt ten keli privatūs namai. Kaip mes ir įpratę, bandau išskaityti tarp eilučių, kas čia bus ir jisai staiga sako, bet jisai čia tokia įdomi vietovė, Duonos kalnas. Ir realiai aš taip galvoju, kad tą sekundę, kai išgirdau, kad tai yra Duonos kalnas, patį pavadinimą, suvokiau, kad mes šitą būtinai darysim šitą. Nes tie lietuviški vietovardžiai, jie šiaip yra labai gražus. Šitas yra kažkokia irgi tam tikro turi tokio išskirtinumo. Ir tai, kad prieš tai jau buvau girdėjęs, kad čia kažkokie tai individualūs namai, ten privatūs namai ir jie bus statomi vieno statytojo, ne žmonės savo statysi. Tokį tarsi sukūrė nuotaiką, kad vis tiek tokio jaukumo, kažkokia kepykla, duona. Reiškia, tai tu taip ir įsivaizduoji kažkoks galbūt duonos kepalas, gal tas duonos kepalas jisai su kokiais nors ten grūdais arba su kažkokiam tai ten įstatytom razinom. Ta architekto fantazija, jinai iš karto įsisuko. Ir tai, kad mes dabar kalbam, tai tą pirmą sekundę aš iškart suvokiau, kad ir marketingo prasme yra šiaip idealus pavadinimas. Tai jeigu tą jo pavadinimą dar kažkokiu būdu supint su tuo, ką mes projektuosim, nes mes tuo metu nežinojom dar, ką projektuosim, tai šiaip juk yra nuostabu, nes yra ir kitaip. Būna taip, kad gatvės pavadinimas yra toks blogas, kad žmonės net yra pakeitę pavadinimus gatvės. Bet šiaip jau apie patį tą projektą, tai ką mes kalbam, tai aš manau, kad kaip mes tą pavertėm, tą duonos kepalą su razinom arba ten, nežinau, su kažkokiais ten sūrio gabaliukais apkeptais. Čia šiaip Dominykas, man atrodo, labai gerai papasakotų, nes jis tą vidinį nervą pajautė paskui. Vieta iš tikro unikali ir mes nuvykę ją net kilo minčių, kaip iš vis ten gali namai tilpti, nes labai išraiškingas reljefas, tokia gamtinė aplinka ir kur sutilps ten tie pastatai. Bet ieškant to tokio sprendimo, neužgožti gamtos, pabrėžti ją, išlaikyti tam tikrus atstumus, tokius logiškus ir harmoningus ir dėliojosi tie patys pastatai. Pats pastatas kaip tūris, aš aišku juokauju, kad čia paėmėm Duonos kalno gatvę D raidę ir iš to padarėm namą. Bet iš tikrųjų, tai jeigu rimtai, tai norėjos tokius kelis dėmenis atsakyti, savo išsikėlėm kelis klausimus ir juos norėjosi atsakyti. Tai pirmas, rasti tą santykį su to išraiškingu reljefu, su ta tokia netipinė lokacija. Antras, tai uždaras kvartalas yra. Tai išlaikyti tokį bendruomeniškumą, bet to pačiu ir privatumą. Ir trečias gal toksai, bent jau man atrodė svarbiausias, nes mes kaip architektai susiduriam su uždarų tokių kartotinių namų kvartalų projektavimu ir visada yra sunku su jais sukurti tam tikrą unikalumą, nes yra dažniausiai vieno tipo pastatai, jie ten vienaip ar kitaip išdėstomi ir trūksta jiem kažkokio šarmo. Tai norėjosi iš to tokio žanro, kuris yra toks galbūt ne pats įdomiausias, sukurti pridėtinę vertę ir kad tai būtų vis dėlto architektūra tokia, kad tu jaustum išskirtinumą ir gyvendamas ir tuo pačiu būdamas tam kvartale. Neišlipant per daug į kažkokius super unikalius ir ten super sudėtingus sprendimus tam racionalumo rėmuose. Pati pastato ta forma tokia, jinai gan norėjos padaryti lakonišką, bet ir išskirtinę tuo pačiu, tokį minimalizmą išlaikyti. Ir tiesiog toks paimtas, liktai perpjautas tūris ir prasuktas. Viena pusė jo užapvalinta, kuri grinai žiūri į tą bendrą gyventojų kvartalo kiemą. Ir jinai aklina, ten dominuoja plytos. Ir kita pusė, visiškai stiklinė, jinai gaudo visus vaizdus, kurie nuo to kvartalo atsiveria į šonus. Ir tu nežiūri vienas į kitą. Tai čia tokia pagrindinis buvo tikslas patį
pastatą, kuriant jo formą, struktūrą. Iš to natūraliai išplaukia, čia iš esmės tokie kaip ir standartiniai dalykai, bet pirmam aukšte turime didžiulę svetainės tą bendrą erdvę ir ją ir norėjom išlaikyti aukštą, didelę erdvę, kiek įmanoma nesudalinant, o va tą prasuktą antro aukšto turi išdėstam ten miegamosius kambarius, kurie šiek tiek prasisukę žiūri truputį į kitą vietą ir tenais kitokia ta kambarių visa struktūra, bet visur norėjosi labai daug šviesos turėti, erdvės, taip atsirado stoglangiai, taip atsirado per 2 aukštus atvira erdvė, kur laiptinė tokia skulptūrinė kaip elementas. Ir tas toks viskas sujungiantis tos du aukštus langas per 2 aukštus, kuris taip pat fasade tokį užduoda elementą, tokį akcentą. Pats medžiagiškumas fasado, tai visų pirma, tokį gamtinėje aplinkoje norės tokio natūralumo ar kažkokio medžio faktūros gal jausmo, nes tie pastatai kaip pusiau užapalinti, galbūt primena kamieną, galbūt akmenis, tai norėjos dirbti tik su natūraliom medžiagom, turiu omeny molis, klinkeris, galbūt akmuo, bet dėl pasirinkom klinkerį galų gale, bet sugalvojom tą tokią vertikalę linijų faktūrą, kuri kažkiek atspindėtų mūsų manimų galbūt tą medžio kamieno, tą žievės tekstūras. Ir jinai kontrastuoja to pačiu su tuo tokiu labai aštriu nupjautu stiklu, kuris kuriamas kontrastas. Ta prasme, architektūrai reikia tam tikros įtampos kontrasto, kad jinai skambėtų čia kaip mene. Dominiką papildyti norėčiau. Jeigu mes kalbam ten, tarkim, medžio žievė, ar aš gal vėl grįžčiau ir prie to kitos tos poezijos, kad galbūt, žinai, kaip duonos kepalo, tas, žinai, kažkoks apkepęs, žinai, ten tas šonas, ta labai gražiai jau kitokia yra faktūra. Ir jos kontrastas, tie stiklai pasukti, tai kad taip įsivaizduotai, tu paimi duonos kepalą ir pjauni su peiliu ir visa kita yra, žinai, rupu, o ta vieta tokia yra lygiai nupjauta. Tai tie daiktai, juk taip atrodo, kad čia mes kaip architektai pasakojam kažkokią poeziją, bet tie daiktai natūroje, tai jie veikia. Ir tie žmonės, kurie yra jautrus, o kaip taisyklė, pirkėjai jie irgi yra jautrus ir jiem persiduoda, tai jie tuos dalykus supranta. Ir šiek tiek apie reljefą, jeigu taip kalbant. Tai čia toksai, Dominikas užsiminė, čia toksai tam tikras iššūkis, nes tradicinis lietuvis, jisai norėtų, jam nesvarbu yra. Ar duonos kalnas, ar ten, nežinau, pelėdų kalnas, jisai jeigu galėtų, jisai viską išlygintų ir tada dar 50 cm sukiltų, kad būtų aukščiau, susikeltų, kad būtų aukščiau negu kaimynas. Čia yra standartas. Tai šitas sklypas, jisai tuo ir yra unikalus, kad tai jame yra visko. Yra peraukštėjimai, yra kažkokio, tai yra tokios įlankėlės, jaukios įlankėlės, kaip kažkur tai prie jūros, kur tu ten gali pasislėpti. Ir tie dalykai, šiaip jie yra ir pirkėjui, kuris yra nepirkėjas, jisai ateityje yra gyventojas. Jis nepirkėjas, jisai kol perka, kol deras yra pirkėjas, po to yra gyventojas. Ir tie dalykai labai veiks, jisai tada supras, kokį buvo vystytojų ir architektų užmanymas, ką jie norėjo tuo padaryti. Ir galbūt norėčiau dar vieną tokį dalyką, kuris galbūt nėra architektūra, šiek tiek apie, išprovokavo. Čia ir Dominikas tokių teisingų pastabų pasakė ir tokių, man norisi pasakyti, kad pas mus ateina vystytojai ir toks yra įdomus dalykas, jų yra daug, yra gerų, yra blogų, yra reiklių, yra visokių. Bet kaip taisyklė, vystytojas atėjęs sako, aš. Paulius sako, jie. Tai yra mes darom, ne man, mes darom klientui, kuris pirks. Tai visi tie dalykai, stoglangiai, reiškia kažkokios terasėlės, tie visi jaukus, smagus dalykai yra Pauliaus kaip vystytojo, kad jis nesavo, jis niekad nesakė, kad
aš noriu, kad tai būtų. Jisai visą tai daro tiem žmonėm, kurie ten gyvens. Dar šiek tiek apie tą reljefą ir jo vertę kvartale ir apskritai turbūt architektūrai. Tai, kaip minėjau, čia toks tikslas buvo prisitaikyti prie jo, neišlyginti visos aikštelių, nepadaryti kažkokių futbolo, o kaip tik bandyti tam tikrais akcentais, kažkokia terasėlė kitam lygiai, laiptukai, stoginės įleistos, paslėptos, tuo pačiu jų stogą paviršių apželdinti, kad jisai irgi nekontrastuotų su ta gamtinė aplinka. Tai visi tie elementai tokie įsipaišantis į tą išlaitus, į tą landšaftą ir buvo tikslas. Ir mes manome, kad tai yra vertybė ir ne tik šio kvartalo, bet apskritai tai turėtų būti vertybė. Nebandyti keisti jo ir pritaikyti pagal tavo norus, bet pačiam prisitaikyti prie jo. Čia kaip pavyzdys sakau, tarkim, užsienio šalyse, kurios yra labai kalvotos, ten tose pačiose Alpėse nuvažiavus, prabangus namai, jie taikosi prie tų sąlygų, kokias turi, nebando padaryti visko plokščios aikštelės, kad tiesiog tau būtų kuo patogiau gyventi, bet tu bandai prisitaikyti prie tos aplinkos, kokią turi. Tokie kvartalai, kaip šis, jisai aišku nėra didelis, čia yra tik tai finale, tik tai 8 namukai, iš kurių dabar yra 4, jisai turi tam tikrą problemą. Lietuvis kaip klientas, kaip gyventojas, net nenorėčiau naudoto žodžio klientas, jisai kaip būsimasis gyventojas, jie labai yra individualistai, jie nori, kad viskas būtų individualu. Ir mes susidūrėm čia su tuo tokiu uždaviniu, kaip, pavyzdžiui, tie 4 pirmi namai, kaip tai padaryti, kad jis vis dar jaustųsi individualiai, kad čia yra jo, bet jie yra keliese, jie yra 4, pavyzdžiui. Tai yra labai sunkus uždavinys. Tai per architektūrinius dalykus, tai kad vienas nuo kito nusisuka, kad tie namai yra skirtingai orientuoti, kad kiekvienas iš jų turi kitokį sklypo reljefo, ten tą kažkokią įlankėlę ar kažkokį pakilimą. Per tai mes sukuriam tai, ką mes prarandam, kad jie yra kolektyve 4, mes grąžinam individualumą, per tuos sprendinius ir tie dalykai matosi, kad jie dabar veikia. Juk šiaip paėmus tie namai, juk kiekvienas gyvenamasis namas, jisai susideda iš tų pačių dalykų. Ten tualetas, svetainė, rūbinė, miegamasis, jie yra visi vienodi. Kai mes projektuojam kažkokius individualiai su dideliu sklypu, reiškia didelį namą, privatų, tu gali padaryti kaip nori. Tai dar prijungti 50 kvadratų, dar. Čia uždavinys yra, kad pakankamai nedidelės kvadratūros namą, kaip jį padaryti taip, kad jisai atrodytų prabangiai, tam tikrą prasme net naudočiau žodį kilmingai. Tai taip ir atsiranda. Atsiranda jo sklypo dalis individuali. Mes turim labai didelį aukštį, pirmo aukšto. Pirmo aukšto tas aukštis sukuria tam tikrą problemą. Reiškia, mums reikia pakankamai aukštai laiptais lipti. Tai žinai, daug kas gali pasakyti, kad tai truputėlį nepatogu, gal tie laiptai, bet tu turi tada didžiulį aukštį. Aukštis yra toksai, kurį mes naudojam projektuodami tuose brangiuose namuose, ten, kurie yra ten po 500 kvadratų, 300 kvadratų, kurie yra dideli. Šitais visais savo, aš pavadinčiau, architektūriniais triukais mes bandom į ganėtinai standartinių namų kvartalėlį sudėti viską, ką mes geriausio žinom. Tai reiškia tai, kad jie yra nusisukę vienas nuo kito, tai, kad jie turi savo sklypo dalį, kuri yra visiškai pas visus skirtinga ir individuali ir tu gali pagal savo skonį rinktis. Tu turi didelę erdvę pirmam aukšte, tu turi galų gale betoninė apdaila. Tai irgi tam tikrą prasme mes bandom pataikyti, tai yra demokratiškas paviršius. Netinkas, ne kažkokia, ne gipso apdailos kažkokios tai prabangios. Jeigu norėsi, tu jas užsidengsi, bet jeigu tu nori demokratiškos aplinkos, yra betono, tu gali pasilikti betono apdailą. Tai aš to noriu pasakyti, kad
čia yra pabandyta gana tokio nedidelės kvadratūros standartinio namo tokiai komplektacijai. Ką mes žinom geriausio sudėtai? Sandėliukai, reljefas, aukštis, išorės apdaila, estetika, stoginė. Visi tie dalykai yra. Realiai nėra ką prikišti vystyti.